Kai vasara lepina karštomis dienomis, ieškome būdų, kaip atsigaivinti. Namuose įrengiame orą vėsinančius įrenginius ir mėgaujamės malonę gaivą. Gerai, kai yra įrenginys, kuris puikiai tiks atsivėsinti šiltą vasaros dieną, o sulaukus pirmosios rudens vėsos, jis užtikrins malonę šilumą ir jaukumą jūsų namuose. Oras, šilumos siurblius dažniausiai deda žmonės norėdami atsivėsinti savo patalpas, bet jau dabar dažnumoje naudoja sodybose ar mažuose namuose, butuose ir šildymui. Pagrindinė funkcija yra tiek šildymas, tiek šaldymas. Veikia jie paprastų principų. Lauke stovi lauko dalis blokas, kuris siurbia iš lauko orą, jį atvėsina ir jau patiekia tinkamą temperatūros orą namam. Nuo šilumos siurblių oras vanduo jie skiriasi tuo, kad neruošia šilto vandens namiškių poreikiams, bet užtikrintai palaikys jūsų pasirinktą temperatūrą namuose, nepriklausomai ar šildysite ar vėsinsite. Šilumos siurbliai oras gali būti įrengiami bet kokiame būste. Tinka įvairiems namams, tiek nauja statyba, tiek senesnė, tai įrengiamas yra praktiškai bet kur. Dažna supainiotų šilumos siurblio oras su kondicionieriumi. Pastarasis tik atšaldo orą, kai už lango vasariškas karštis, o universalaus oras šilumos siurblio funkcionalumą galima išnaudoti visus metus. Įrengti jį nesudėtinga. Kvalifikuoti meistrai jūsų namuose šilumos siurblį sumontuos per vieną dieną. Oro sistema gali tiek šildyti, tiek šaldyti, tai dažniausiai šildymui renkasi tiek nedidelės kvadratūros namai, tiek butai tarp sezonų, tarkim prieš šildymo sezoną, kad galėtų pasišildyti, kol dar miesto šildymas neveikia. Tai pilnai veikiančios abidvi funkcijos. Na ir kaip pagrindinė naudoja dažniausiai vasarą šaldymui, kadangi jau mūsų tas vasaros Lietuvoje tampa jau tokios vis labiau tropinės, tai dėl to dažnu atveju jau čia yra kaip pirmo būtinumo prekė. Dar viena svarbi šilumos siurblio savybė. Jis ne tik užtikrina jums priimtiną pasirinktą oro temperatūrą patalpoje. Šiuolaikiškos filtravimo sistemos leidžia pašalinti įvairias bakterijas ir virusus. Tad mikroklimatas gali būti ne tik malonus, bet ir sveikas tiesioginė prasme. Šie įrenginiai yra valdomi tiek pulteliu namie, tiek galima juos reguliuoti nuotoliniu būdu per programėlę. Tai yra labai patogi programėlė, kur tu gali nusireguliuoti temperatūrą, kiek tau reikia. Jeigu tai yra, tarkim, sodyba, prieš atvažiuojant pasidarai tiek šildymą arba šaldymą, kiek norit laipsnių, atvažiavot, jau temperatūra yra tinkama jums. Renkantis oras šilumos siurblį verta išklausyti specialistų patarimus, tačiau ir patys galite įvertinti savo poreikius, žinodami būsto plotą. Dažniausiai neišmanančiam žmogui, ar ne, kaip aš pirmą kartą apie prekę nieko nežinau, ar ne, tai dažniausiai tinkamiausias sprendimas yra kreiptis tiesiai į konsultantą, kuris galėtų jums parinkti tinkamą prekę. Tai yra tiek galingumas, tiek kitos funkcijos, nes pačiam išsirinkti, tai yra ganėtinai sudėtingas dalykas. Išsirinkus įrangą, tai tiesiog jau atvažiuoja pati įranga, bei suplanuojama data montavimui ir atliekami darbai. Džiaugtis komfortu namuose galėsite bet kokiu oru.